Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos YouTube kanalą. Šiandien mes leisimės į neįtikėtiną, bet mažai tyrinėtą Lietuvos istorijos etapą. Dauguma žino apie Kauno pilies sugriovimą 1362 metais. Tai buvo išties skaudus smūgis LDK gynybai. Tačiau kas vyko Kaune ir jo apylinkėse po to? Ką kryžiuočiai veikė apie 40 metų Kaune po šio triumfo? Atsakymas – jie pavertė Kauną savo kariniu forpostu. Pastatė 3 galingas, didžiulę strateginę reikšmę turėjusias pilis, virtusias nuolatinės grėsmės simboliu. Gottesverderį, Marienwerderį ir Ritterswerderį. Vokiečiai savo pilis ties Kaunu statė salose, kad atplaukę laivai galėtų įplaukti tiesiai į pilies kiemą. Tai pilis būdavo lengviau aprūpinama atgabentomis atsargomis iš Karaliaučiaus ar Ragainės. Kauno pilį virtus griuvėsiais lietuviai nesileido nugalimi ir suskubo atstatyti naująjį Kauną. Medinius įtvirtinimus labiau į vakarus ties Nemuno ir Nevėžio santaka priešais Pyplių piliakalnį Virgalės saloje. Taip kovo 7 metams persikėlė į Nemuno ir Nevėžio santaką. Tačiau 1369 metais kryžiuočiai šią nebaigtą statybą užgrobė, o dar nespėtą įrengti pilį sudegino. Šio žygio metu kryžiuočiai užėmė ir ant Seredžiaus piliakalnio stovėjusią Pieštvės pilį, rudenį sudegino ir Veliuonos pilį. Tačiau naujojo Kauno pilies statybos vėl buvo atnaujintos. Deja, nebaigtos pilies statybos vėl atsidūrė kryžiuočių rankose. Negana to, kryžiuočiai užėmė ir netoliese stovėjusią Paštuvos pilį, dengusią naująjį Kauną nuo priešų. Geresnės pozicijas įgyję kryžiuočiai 1369 metais išardė statomą lietuvių naująją Kauno pilį. Plytas išgabeno ir kitoje vietoje toje pačioje saloje per 5 mėnesius pastatė savo pilį Gottesverderį, kas išvertus reikštų Dievo salą. Tai tapo pačiu ryčiausiu kryžiuočių forpostu. Gottesverderis ne tik kontroliavo Nemuno kelią, bet ir tarnavo kaip ordino maršalo buveinė bei pagrindinė bazė tolimesniems žygiams į Lietuvos gilumą. Marburgiečių kronikoje yra perteiktas ordino didžiojo magistro Vinricho von Kniprodės ir kunigaikščio Kęstučio pokalbis. Esą kunigaikštis jam pasakęs: "Statai mano žemėje, bet nebus tau tai į naudą." Magistras ciniškai atsakė: "Tam ir ateiname." Lietuviai pilies nepaliko ramybėje, suerzinti fakto, kad kryžiuočių pilis iškilo jų žemėje. Jau 1369 metų rudenį Kęstučio ir Algirdo kariuomenė puolė Gottesverderį, panaudodama apgulos mašinas. Lietuvių kariuomenė pilį apjuosė ir apsupę laikė 5 savaitės, kol jie užėmė. Užimtoje tvirtovėje lietuviai įkurdino savo įgulą, o belaisvius išvedė į Lietuvą. Būtent dėl šių belaisvių ordino maršalas brolis Heningas Šindekofas ilgai vedė derybą su Lietuvos valdovais. Tikėtina specialiai tempė laiką, tikėdamasi sulaukti pastiprinimo. Tais pačiais metais vokiečiai pilį atsiėmė labai dramatiškai. Kai padėtis tapo sunki, kunigaikštis Kęstutis kryžiuočiams pasiūlė įgulą paimti nelaisvę, tikėdamas vėliau apsikeisti belaisviais. Tačiau dėja, maršalas Heningas įgulai pasiduoti neleido. Pilis buvo padegta ir 109 lietuvių kariai sudegė. Bet kaip pasakytų tikintis žmogus, Dievas viską matė ir labai greitai po metų jis dūrė pirštu Heningui tiesiai į akį. Heningas neatsargiai pakėlė savo šalmo skydą ir lietuvių karys iš lanko, arbaleto arba ietimi pataikė jam į akį. 1382 metais Lietuvoje prasidėjo vidaus karas tarp Vytauto ir Jogailos šalininkų. Ordinas naudojasi situaciją, iš pradžių rėmė Jogailą, paskui Vytautą. Būtent šiais metais Jogailos šalininkai suėmė ir nužudė kunigaikštį Kęstutį, jo sūnus kunigaikštis Vytautas taip pat buvo suimtas, bet iš kalėjimo vietos Krėvos pilyje pabėgo ir prisiglaudė prie buvusių priešų kryžiuočių. Remiamas savo šalininkų, Vytautas kartu su kryžiuočiais ėmė rengti bendrus karo žygius į rytų Lietuvą. Tad kryžiuočiai, tuo metu buvo vienoje pusėje su Vytautu, galėjo netrukdomi šeimininkauti Nemuno ir Neries santakoje. Ši vieta jiems tapo dar prieinamesnė po to, kai 1382 metais jie sudegino paskutinę lietuvių Eigulių pilį. 1384 metais vokiečių ordinas per rekordiškai trumpą laiką Nemuno ir Neries santakoje buvusioje saloje pastatė mūrinę tvirtovę Marienwerderį, kas reikštų Marijos salą.
Tvirtovė iškilo vos už pusės kilometro nuo senosios Kauno piliavietės. Iš kitų ordino pilių ši išsiskyrė tvirtumu. Už 17 metrų aukščio ir 3 metrų storio mūrinių sienų bazavosi 40 ordino brolių ir keli šimtai karių. Iš šios vietos kryžiuočiai tikėjosi viešpatauti visoje Lietuvoje. Tikriausiai dauguma žino, kad kryžiuočių agresija prieš baltus prasidėjo 1231 metais, persikėlė per Vyslą. Pirmą lietuvių pilį jie puolė 1283 metais. Nuo Vyslos iki Nemuno tiesia linija yra 350 km ir šį atstumą kryžiuočiai ėjo 52 metus. Nuo Jurbarko iki Kauno jiems sekėsi sunkiau. Nors atstumas čia mažesnis apie 80 km, šiame kelyje savo pozicijas ordinas stūmė netgi 101 metus. Vis dėlto kryžiuočiai atėjo ir pasistatė milžinišką Marienwerderį, tikėdamasi iš čia pasiekti visą Lietuvą. Pilis tapo atrama tolimesniems žygiams. Vos pilį pastačius, ordino maršalas išsiuntė laišką pavaldiniams į Įsrutį, kuriame liepė išžvalgyti kelius iš šios vietovės į Marienwerderį. Norėta žinoti, kur ir kada siųsti kariuomenę, kad ir nuvykusi rastų užtektinai pašaro ir vandens. Darbo ėmėsi netgi 7 kelių vadovai. Labai greitai per ištuštėjusią pietvakarių Lietuvą vingiavęs karo kelio maršrutas jau buvo aprašytas. Pranešime pasakyta, kad šį kelią galima nujoti per 2 dienas, nakvoti siūlyta prie Šešupės. Marienwerderį kryžiuočiai laikė itin saugia pilimi. 1384 metų birželio 14 dieną joje surengė šventę. Jie džiaugiasi statybų pabaigtuvėmis ir sutartimis su Vytautu. Tokia proga Marienwerderyje susirinko beveik visa vokiečių ordino vadovybė. Taip pat Balgos, Brandenburgo, Ragainės ir Klaipėdos komtūrai. Atrodė, Lietuvai grėsė Prūsijos likimas, bet 1384 metų Liepos 9 iš esmės pasikeitė politinės aplinkybės. Vytautas priėmė Jogailos siūlomas taikos sąlygas ir paliko ordiną. Kai Vytautas ir Jogaila nusprendė Marienwerderį užimti jėga, 1384 metų rugsėjo 20 dieną didelė lietuvių kariuomenė pasiekė Kauną ir apgulė pilį. Apgultis truko 6,5 savaitės. Gal pilis būtų užimta greičiau, bet spalio mėnesį pagalba Marienwerderiui atplaukė karinė ekspedicija, kuriai vadovavo ordino maršalas Konradas von Wallenrodas. Tuo metu Nemuno ir Nevėžio santakoje dar tebestovėjo ordino Gotesverderis. Iš ten Marienwerderiui buvo atgabenta parama. Lapkričio pradžioje lietuviai vėl šturmavo Marienwerderį. Lapkričio 6 dieną Marienwerderio įgula kapituliavo. Lietuviai nelaisvėje paėmė apie 150 kryžiuočių. Tuo kovos su ordinu nesibaigė, tačiau naujos pilies Nemuno ir Neries santakoje priešai jau nebepastatė. Kai Marienwerderis buvo užimtas Lietuvos kariuomenės, vokiečiai neteko atramos taško Kaune ir jiems jau buvo sudėtingiau žygiuoti į Vilnių ar Trakus. Tai tapo labai reikšminga ir visai Lietuvai. Atrodytų, viskas klostėsi gerai, Vytautas su Jogaila susitaikė. Marienwerderis užimtas, kryžiuočiai sustabdyti, tačiau įtampa tarp kunigaikščio Vytauto ir jo pusbrolio Jogailos jau karūnuoto Lenkijos valdovų atgijo. 1390 metais tarp jų kilo vidaus kovos. Situacija pasinaudojo kryžiuočiai. Dabartinis Lampėdžių karjeras yra Nemuno senvagė. Jos vietoje dar 20 amžiaus viduryje buvo senvaginis ežeras, vadintas Lampėdžių. Kryžiuočiai 1391 metais vadovaujami maršalo Konrado von Wallenrodo surengė karinę ekspediciją į lietuvių žemes ir dabartiniuose Lampėdžiuose pasistatė Ritersverderio Riterių salos pilį. Pusbrolių nesantaika Vytautą vėl privertė pabėgti pas kryžiuočius. Kaunas 10 mėnesių buvo Vytauto didžiojo rezidencija, o jisai buvo apsistojęs Ritersverderio pilyje. Gal ne visiems suvokiama, kaip mūsų valdovas galėjo reziduoti vokiečių ordino pilyje, tačiau tokios tuomet buvo realijos. Iš Ritersverderio vokiečių ir lietuvių kariuomenės žygiavo į Jogailos ir Skirgailos kontroliuojamas teritorijas rytinėje Lietuvoje. Kai Jogaila suprato, kad Vytauto lengvai neįveiks, 1392 metais nusiuntė pas jį savo pasiuntinį, siūlydamas susitaikyti.
Nusisukti nuo ordino Vytautas ketino seniai, dar tuomet, kai ėmėsi vienas po kito išlaisvinti įkaitus. Ritersverderio pilyje apsistojo ir iš nelaisvės kitoje Kryžiuočių pilyje išlaisvinta Vytauto sesuo Ringailė. Lietuvos metraštis cituoja žodžius, kuriais į Vytautą kreipėsi Jogailos pasiuntinys. Nebeniokok daugiau tos Lietuvos žemės, savo ir mūsų tėviškės, daryk, brolau, taiką ir gyvenk su mumis meilėje, kaip tikras brolis, ir rink savo Vilniuje didžio kunigaikščio valdžią, savo dėdės didžio kunigaikščio Algirdo ir savo tėvo didžio kunigaikščio Kęstučio sostą. Šie žodžiai reiškia, kad Jogaila pasiūlė Vytautui tapti didžiuoju kunigaikščiu, faktiniu Lietuvos valdovu, pats likdamas tik nominaliu. Ir Vytautas apsisprendė perduoti karaliaus Jogailos pasiūlymą Vytautui, reziduojančiam Ritersverderio pilyje, nebuvo paprasta. Kad nekristų į akį, slaptų pasiuntiniu buvo pasirinktas Mozavijos kunigaikštis dvasininkas, Plocko vyskupu nominuotas Henrikas. Pasiuntinys apsimetė, norys sutaikyti Lenkus su ordinu. Todėl net keliaudamas į Ritersverderį, kitose ordino pilyse buvo garbingai priimtas. Tikėtina, kad pasiuntinys nešė ne tik oficialius Jogailos laiškus, bet ir žodinį pavedimą. Nors informaciją Henrikas galėjo perduoti ir per vieną dieną, tačiau dvasininkui į akį krito Vytauto sesuo kunigaikštytė Ringailė. Todėl metraštininko Marburgiečio teigimu jisai išbuvo Ritersverderyje 3 savaitės, prašydamas Vytauto sesers rankos, ko niekada apie jokį vyskupą nebuvo girdėta. Vyskupo sosto atsisakiusio Henriko ir Ringailės vestuvės galėjo vykti 1392 m. birželį. Vestuvės vyko, kai Vytautas jau buvo gavęs Jogailos pasiūlymą taikytis. Sprendimas su siūlomomis taikos sąlygomis jau buvo padarytas. Įsivaizduokite, vestuvės Ritersverderyje, sėdi Vytautas, jo sesuo, jaunikis, sėdi kryžiuočiai, visi švenčia. Po dienos kyla gaisras, 10 mėnesių stovėjusi pilis sudeginama iki pamatų. Ringailė ir jos vyras gauna valdyti Lucką. Torūnės analuose rašoma, kad nežiūrint to, jo kryžiuočiai jam buvo tiek gero padarę ir visą žemę, kurią jisai turėjo, buvo atgavę, kunigaikštis sudegino naujas kryžiuočių pilis. Kryžiaus žygį nesibaigė, atstatytame Gotesverderyje įkurta netgi alaus darykla 1392 metais. Patyrę nesėkmę Ritersverderyje, kryžiuočiai gana greitai 1394 metais atnaujino karo žygus į jau krikštą priėmusią Lietuvą. Planavo atstatyti ir Ritersverderį, tačiau atplaukę prie salos čia susidūrė su Vytauto kariuomenė. Abi pusės kovojo. 1395 metais vėl prasidėjo derybos tarp Vokiečių ordino ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kurią tuo metu jau tvirtai valdė Vytautas didysis. Susitarti nepavyko, sudarytos tik paliaubos. 1396 metais derybos tęstos. Didysis magistras von Jungingenas reikalavo, kad kunigaikštis Vytautas pripažintų ordino teisės į jau kelis kartus jiems užrašytą Žemaitiją. Vytautas tokiam žingsniui ilgai nesiryžo. Tačiau vos tik 1398 metų balandį Gardine bus sudaryta taikos sutartis tarp LDK ir Vokiečių ordino. Teritorija į vakarus nuo Nevėžio paskirta ordinui amžinam naudojimui. Gotesverderio sala atsidūrė pačiame pasienyje, strategiškai labai svarbioje vietoje. Kryžiuočiai skubėjo įsitvirtinti užvaldytoje teritorijoje ir pradėjo ręsti naujas pilis. Gegužės mėnesį atvykę į Gotesverderį per 4 savaitės čia pasistatė pilį. Kronininkai ją apibūdina kaip puikią, su tvirta įgula, turinčią nuolatinį aprūpinimą Nemunu. Apie tai byloja išlikusios sąskaitos. Itin tiksli ir įdomi išmoka fiksuota 1401 Liepą. Tąkart 7 markės ir 1/4 sumokėta už laivą, kuriuo tarnai per 3 savaitės nuplukdė amuniciją į Gotesverderį. Dauguma reikalingų produktų būdavo perkama Prūsijoje ir atplukdoma laivais. Sąskaitos smulkmeniškos, užfiksuota praktiškai viskas. Pavyzdžiui, viena siunta už ruginius miltus 60 tonų įvertinta 313 markių, o visos kitos išlaidos įskaidytos taip: pusė markės sumokėta už rūgių nugabenimą į malūną, 16 kotų už jų išmatavimą,
2 markės malūnininkams už javų sumalimą, 7,5 markės už supilstymą į maišus, 4 markės už adatas ir būrių siūlus, 15 markių 3 kotai už 800 volekčių drobės maišams. Už miltų nunešimą į laivą sumokėtos 2 markės. Nors pilyje buvo šulinys ir įgulos nariai visuomet galėjo atsigerti švaraus vandens, tačiau įgula didelis kiekis vartojo ir kitokius gėrimus. Pavyzdžiui, 1399 metų Velykų proga į Gotesverderį atsiųsta pusę lasto, apie 1 toną midaus ir 2 tonos alaus. Kaip matyti iš sąskaitų, alus buvo perpus pigesnis už midų. Matyt, atplukdyto alaus neužteko, todėl nuspręsta jį virti vietoje. Buvo užsakytas ir pagamintas varinis alaus kaitinimo indas, svėręs apie 650 kg. Pilyje pradėjo veikti tikra alaus darykla. Kokie buvo jos pajėgumai liudija į pilį siųsti žaliavų kiekį. Pavyzdžiui, 1402 metais į Gotesverderį buvo atgabenta 200 pūrų apinių. Su kita siunta į pilį atgabenta 2000 pūrų salyklo, kuris kainavo apie 135 markės. Pūras prilygo 55 litrams. Tad jei skaičiuosim šiuolaikiniais vienetais, Gotesverderis gavo 10 000 litrų apinių ir apie 100 000 litrų salyklo. Iš jo buvo galima padaryti kelis kartus daugiau alaus. Iš kitų sąskaitų matyti, kai buvo rūpinamasi Gotesverderio apginklavimu. 1401 birželį atsiųstos patrankos, šarvai, strėlės ir parakas. Kitoje siuntoje siųstas švinas, geislos lankų templėms, degutas. Metų gale atsiųsta dar viena amunicijos siunta, 430 akmeninių sviedinių patrankoms, 100 didelių akmeninių sviedinių ir kitų. Iš pateiktų duomenų matyti, kad pilis buvo gana gerai parengta gynybai. Nepaisant to, Lietuvos kariuomeniai jau 3 šturmo dieną pavyko užimti šitą vokiečių pasididžiavimą, vieną geriausių ordino tvirtovių. Tai fantastiška pergalė. Vos per kelias dienas užimta stipri kryžiuočių pilis, į kurios statybas ir parengimą gynybai per 4 metus buvo investuota 1000 markių. Nors tiksliai pilies paėmimo data kronikoje neskelbiama, tačiau manoma, kad tai galėjo būti 1402 metų birželio 2 pusė arba Liepos pradžia. 1402 metais prabėgo 40 metų nuolatinės kovos, diplomatijos ir apgaulės. Šios 3 pilys Kauno apylinkes pavirtė tikra karinė zona ir nuolatinė ordino agresijos baze. Lietuviai pademonstravo neįtikėtiną valią, užėmė ir sugriovė Marienwerderį, o vėliau pasitelkus Vytauto diplomatiją atsikratė Ritterswerderiu ir Goteswerderiu. Jie galutinai sustabdė vokiečių ordino didįjį žygį į rytus ties Kaunu. Šios kovos paruošė dirvą naujam Kauno atgimimui. Apie 1404-9 metus miestas pradėjo formuotis aplink naują, jau visam laikui pastatytą mūrinę Lietuvos pilį. Šis 40-metis tai pamirštas, bet lemiamas puslapis mūsų istorijoje, kuriame strateginis Kaunas tapo riba vakarų ir rytų tarp ordino ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Šis video remiasi istoriko Vytenio Almonaičio išleista monografija Kryžiuočiai Kaune. Ką manote apie šį nepelnytai užmirštą Kauno istorijos etapą? Kuri pilis jūsų nuomonė buvo svarbiausia? Pasidalinkite savo mintimis komentaruose. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalą. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiosios dokumentikos video apie nepaprastai įdomią Lietuvos istoriją. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.